Tai pagaliau sveikinam su pirma pergalė. Ar buvo prieš rungtynės nuojauta, galbūt Rūbinė jautėsi, kad šiandien reikia imti taškus? Nu, jautėsi, laikas jau reikėjo imti, vyrai susikaupė, parodė, kad treniravomės ir rezultatas. O kaip vertini pačias rungtynės? Koks būtų tavo komentaras apie pačią rungtynių eigą? Rungtynės plius minus 50-50, gerai visi kovojom, gal daug nereikalingų minučių, kur prasileidom, bet šiaip visai gerai, gal manau sakyčiau. Ir būtent prieš Prizmą jau žaidėte išvykoje, tenais pralaimėjote 2-7, o čia šitokia pergalė. Kaip manai, kas buvo didžiausias pasikeitimas, kas lėmė tokį pasikeitimą? Ten buvo dar šviežumas, vyrai dar biškį neatsistatė, šiandien susikaupėm ir parodėm, ką galim, viskas. Ir turbūt visi kėliniai svarbus, bet prieš trečiąjį jūs laimėt 2 įvarčiais. Kokie buvo trenerio nurodymai, apie ką buvo kalbama Rūbinėj, kad gerai taip sužaisti trečiąjį? Nedaryti nereikalingų minučių visą pirmą, neprarasti mėlynos linijos šaibų ir biškai atsakingiau žaisti, su atsakingumu. Ačiū.